Trečias pinigų pritraukimo dėsnis, turbūt vienas iš aktualiausių, jeigu ne pats aktualiausias. Beje, jeigu informacija jums yra aktuali ir rimta, prašau dėti patiktuką ir pasidalinti postų. Tai netaupykite ant savęs. Jeigu norit nusipirkti kažkokį daiktą, jis jums yra tikrai svarbus, netaupykite ant savęs, nusipirkite jį. Nes štai kaip būna. Tarkim, jūs pagailėjot kažką savo, buvo pinigai skirti tam daiktui, bet jūs dėl kažkokio tai dalyko pagailėjote tų pinigų savo. Paskui atsiranda problemos. Pavyzdžiui, lūžta automobilis ir reikia visus pinigus, kuriuos jūs laikėt savo tam daiktui, atiduoti į autoservisą to automobilio remontui. Sveikatos problemos, daug kas kita. Pinigai tiesiog išeina pas tą, kuriam to tikrai reikia. Ir jūs būtent eisite, patikėkit manim, pas tą meistrą, kuriam trūksta būtent šios sumos kažkokiam kitam dalykui, ir jis gaus tus pinigus. O jūs liekat be nieko ir dar savo pildomom problemam. Negailėkite nieko savo. Tai yra trečiasis pinigų srauto pritraukimo dėsnis. Būkite sėkmingi ir turtingi. Sėkmės jums.